Tai viskas gana neblogai, aišku, neturėjom pilnos sudėties visą laiką, tai virusiukas vienai, tai virusiukas kitai žaidėjai, bet atrodo viskas po biškį sprendžiasi ir turėsim pilną sudėtį ir būsim pasiruošę rungtynėm. Iš tikrųjų tai paslaptinga komanda, nelabai daug informacijos, bet ką žinom ir ką turim, tai pasiruošim, žinom, kad turi neutralizuotą žaidėją, kuri tikrai bus komandos lyderė. Pagrindiniai akcentai jai, turi taip pat vieną žaidėją, kuri Europos taurėje žaidžia Ispanijos komandoje ir dar kelios žaidėjos iš 3-3 krepšinio. Tai jas tokį mišinį turi jaunų žaidėjų ir veteranių pusė per pusę. Tai žinom tą dalyką ir ruošiamės tam. Tai manau, kad tos žaidėjos, kurios yra tikrai kompensuos tų žaidėjų netekti, kaip ir Laura Juškaitė minėjo, kad bus gal netgi didesnis susitelkimas, bet kaip žinom, turim mes tų žaidėjų, turim jaunų žaidėjų, kurios turi ir ką įrodyti, kad jau yra vertos būti šitoj rinktinėje ir žaisti, tai nematau didelės problemos, manau geras šansas jom ir viskas bus gerai. Tai jau iš tų interviu, kur žaidėjos kalbėjo, jom tai yra labai svarbu. Tos rungtynės su Prancūzija praėjusiame lange parodė, kad tų žiūrovų tikrai gali būti ir tikime, kad ir rytoj jie ateis ir palaikys merginas, nes tai yra labai svarbu, ypač jom, ir tikimės laimėti rungtynės, padovanoti tiem, kas ateis pergalę.